Labas, pasižiūrėkim dienos kortą lapkričio 29 dienai. Šiaip dabar kiek darau tuos skaitimus, tai matau, kad dienos kortas daryti turbūt yra sunkiau, nes labai daug variantų. Tiesiog, kadangi žinutė nėra susiaurinama, tai taro kortos talpina, vienoje kortoje talpa tiek pozityvios, tiek negatyvios reikšmės ir daugybė variantų priklausomai nuo žmogaus, kuris žiūri skaitimo situacijos. Tai iš tikrųjų matau, kad ir tos žinutės dažnai rodosi labai skirtingos, viena kitai prieštaraujančios ir be patikslinimo labai sunku pasakyti kažką konkrečiau, priešingai negu kai darau kažkokius platesnius skaitimus, tada žiūriu patikslinimus ir tos žinutės būna susiaurinamos kitomis kortomis. Tai nežinau, gal reikės ateiti ir pasvarstyti šitos koncepcijos tęsimą. Bet dabar dėl įdomumo, dėl sportinio intereso, gal kažkam ir įdomu tą dienos kortą pasižiūrėti, nežinau, galėtumėt ir parašyti, ar jums įdomu, ar visai nevertinga, kaip sakant, rubrika ar grojaraštis. Tiem, kas žiūri YouTube įrašą, nes tą patį įrašą dedu ir į Facebooką. Tai Facebook'e irgi parašykit, kaip jums ta dienos korta reikalinga ar ne. Tai va, tai dabar noriu pasižiūrėti rytojaus. Nežinau, nebent gal galėčiau patikslinti dienos kortos prasmę per savo pojūčius, nes kai vakar dariau dienos kortos skaitimėlį, tai kažkaip irgi krito dviguba reikšmė priešinga ir pojūtis buvo toks, kad labai spaudė akis, pati savijauta buvo nekokia, tai paskui po skaitimo supratau, kad vis dėlto labiau reiškėsi žinutė iš neigiamą prasme, bet aš turbūt ir akcentavau tam skaitime, jeigu gerai pamenu, kad ten buvo apie tą ir tai vat dabar pagalvojau, kad nebent tokiu būdu galiu šiek tiek nuspręsti, kad į kurią pusę labiau yra žinutė žiūrintiems žmonėms. Bet aišku, jeigu daug žiūri žmonių, kurie skirtingose situacijose, tai tikrai gali būti, kad vieniem ta reikšmė yra pozityvi, o kitiem negatyvi. Tai dabar iškrito patvirtinimas to, ką aš sakiau taip. Kalavijų tūzas, žodžiu, gali būti, kad, žodžiu, tai, ką pasakiau, buvo tiesa. Ir rytoj diena nusimato, aš dabar išvakarės skaitimą darau, tai nusimato rytoj diena tokia, kad gali būti, sužinosite kažkokią nors tiesą, visi mes norime tos tiesos, bet dažnai ir nenorime. Ta prasme, norime tiesos, bet dažniausiai ji nebūna maloni. Ne dažniausiai, bet dažnai ir dažnai mums nepatinka ir nenorime priimti, nenorime girdėti, nežinome, ką daryti, išsiaiškinus tą tiesą, nes kartais reikia priimti gan sudėtingus sprendimus gyvenime, kurie
nėra malonus, nėra patogus ir atneša didžiulius pokyčius, apverčia gyvenimą kartais ir kai būnam pripratę prie komforto zonos arba gyvenam įsikabinę į tam tikrą savo susikurtą iliuziją, tai dažnai tą tiesą priimti, nors mes paprastai ją jaučiame, bet priimti, kad iš tikrųjų taip yra, dažnai yra sudėtinga, nes tiesiog, kai tu ją priimsi, tai faktas, kad turėsi prisimti atsakomybę už savo gyvenimą toliau ir priimti tam tikrus svarbius skubius sprendimus. Na, greičiausiai skubius. Nes sužinojus tiesą, tai jau paskui tempti gumą gali būti skausminga ir padėtis komplikuotis gali. Tai rytoj sužinosit kažkokią tiesą, o ar ji bus maloni, ar nelabai maloni, tai kai kam turbūt bus tokia, kai kam tokia. Arba jūs patys rytoj pasakysite tiesą kažkam, nes visada gali būti galite būti abiejose barikadų pusės irgi priklausomai nuo jūsų situacijos. Tai žodžiu, gali būti, kad jūs kažkam pasakysite tiesą ir aš už tai. Aš už tiesą, bet aišku, tą pačią tiesą galima perduoti skirtingais būdais kartais. Ta prasme, galima ją perteikti gana švelniai ir tiesiog sušvelninti kitam žmogui, tarkim, traumą ar šiaip situaciją sušvelninti priklausomai nuo to, kokia ta tiesa. Tai linkiu išlikti toje tiesoje, kad ir kokia tenybė būtų ir nebijoti tų pokyčių gyvenime, nes, kaip sakant, viskas, kas vyksta mums į gerą. O gal čia tiesiog tiesa bus tokia labai primityvi buitiniam lygmenį, pavyzdžiui, gal kažkas pasakys, kad jūs ten įsitepė nosį šokoladu, nes ten valgė, tarkim, ir kažkaip netyčiom išsitepė. Tai gali būti ir tokiuose paprastose mažose dalykuose. Tai gražios dienos ir iki.